Taip, kiek suprantu, esam gyvai, bet palauksim, kol tikrai įsitikinsim, kad mes jau esam eteryje, nes kol kas esam tik mes. Geriausi nekilnojamo turto brokeriai Lietuvoje. Ir šiandien kalbinsime pardavėjus. Netgi 3 pardavėjus, jo, matau, kad jau išėjom gerai. Ne, dar nematau. O, tuoj 1 minutę. Duokit signalą, jeigu pamatysit. Jo, išėjom. Viskas tvarkoja. Išėjom gyvai. 3 namai parduoti per 3 dienas. Vakar parduotas, užvakar parduotas ir užvakar parduotas. Ir mes kviesime dabar pardavėjus. Jungsime pardavėjus į šitą mūsų čatą. Paklausiu, kas čia nutiko. Kaip čia viskas. Lyginsime, tarp kitko, pardavėjai pardavinėjo su kitom agentūrom ir po to perėmėm mes. Pamatysit labai aišku kontrastą. Žmonės klausia pardavėjai, kokius jūs stebuklus padarot? Ką jūs padarot kitaip negu kitos agentūros? Taigi visi skelbėsi tuose pačiuose portaluose. Į tos klausimus bus šiandien atsakyta, kodėl visi skelbėsi tuose pačiuose portaluose ir pirkėjų nėra ir negalime tuos 2 parduoti, kodėl agentūros pardavinėja ir pirkėjų nėra ir sako štilius, krizė, aukštus palūkanų normos. Tai šiandien kalbinsim pardavėjus. Čia yra mūsų komanda, tik tai dalis mūsų komandos, Darius, Vaida ir dabar aš galvoju, kodėl nerodo, ar aš tik tai nematau, bet nerodo man vardų. Nes mes mažiukai, ko gero, dėl to. Viskas gerai, rodo. Aš kai uždedu banerį, tada neberodo. Supratau. Tai kalbinsim pardavėjus, ką mes čia tokio padarom. Ar ne? Po to galėsim mes dar daugiau, bet jau pardavėjai yra pasiruošę, konkretus objektai, jūs galite juos pasižiūrėti mūsų tinklapyje, kiek laiko mes ten pardavinėjom, skelbiu, Aruode, Facebook'e, visur skelbimai šitų namų buvo. Taip, kad jeigu jau kas galvojat, kad čia mes pakviesim draugus, pažįstamus ar artimuosius, aš siūlyčiau gydytis nuo paranojos, arba jau jūsų neįtikins niekas. Jūs turbūt jau sergate kažkokią ligą, ar ne? Tai turbūt visų pirma pasveikinam Vaidą, Darių, labas. Labas. Sveiki. Kaip jūs jaučiatės 3 namus pardavę per 3 dienas? Puikiai. Ok, Monika, mano žmona, susipažinkit, kiti klausia, kodėl tavo žmona, bet reiškia iš skirtingo. Mūsų butas yra toks didelis, kad mums labai toli eiti vienam iki kito, tai jinai iš kitos patalpos. Sveiki, labą dieną. Tai tiek. Žodžiu, jungiam pardavėjus, kalbinam pardavėjus, kas čia tokio nutiko ir aš manau, pirmoje eilėje mes kalbinsime Sigutę, jeigu jinai atsilieps. Jeigu šiaip esu sutaręs, kad atsilieptų, bet, žinot, būna techninių nesklandumų ir taip toliau. Ok. Pirmą pakalbinsim labai trumpai, kad nebūtų išsiplėtęs streamas 5 minutės, 3 minutės, 5 minutės maksimum ir paleisime žmonės. Nes yra kaip ne kaip šeštadienį, žmonės ilsis ir taip toliau ir taip mes džiaugiamės, kad jie sutiko duoti atsiliepimus ir pabendrauti su mumis. Tuoj pažiūrėsiu, kokį čia geresnį man layoutą tą padaryti. Gal šitaip. Ok, laukiam, kaip Sigutė prisijungs, neprisijungs. Gal aš iš karto nusiųsiu nuorodą ir Sandrai. Kas pirmas prisijungs, tas laimėjo. Ok. Ir žiūrim. Nes čia matot, būna visokių techninių nesklandumų, tai žiūrėsim. Žiūrėsim, kas čia pirmas sugebės prisijungti. Ir viena pardavėja, Meilutė, reiškia, yra parduotuvėje dabar, todėl jinai sutiko tik tai per telefoną pakalbėti, gyvai jinai neprisijungs.
Tai žiūrime, kas čia. Aš tikiuosi, kad prisijungs žmonės, nes buvo paderinta, buvo pakalbėta. Jeigu blogiausia atveju neprisijungs, tai tada jau patys mes pakalbėsim. Pakalbėsim mes. Taip. O, Sigita prisijungia. Turim Sigita prisijungia, valio. Prisijungia, tik nelabai girdi. Jūs mūsų negirdit? Alio. Nu, labai toli girdžiu jūs. Labai toli, palaukit, kas čia yra, kodėl taip yra? Mano visas garsas. Jo, mes labai gerai jūs girdim, tai jeigu jūs mane nors kažkiek girdit, tai aš užduosiu klausimus. Ar nors kažkiek girdit, ar ne mane? Nu, labai prastai. Gal yra nutylintas mikrofonas? Tai yra garsakalbis gal nutylinta? Išėjau kažkodėl. Jo, rašo, kad išėjau. La. Va, dabar gal geriau? Bet vis tiek garsas tai labai prastas. Gal yra... Bet ar girdit mus? Aš jūs girdžiu, bet labai taip nusunkiai. Gal jūsų garsakalbis yra nutylintas? Ne, kaip tik aš patikrinau, va, iki galo paleista. Kas čia galėtų būti? Nes mes visi gerai, Vaida, Monika, gerai mus girdit? Mes vieni kitus gerai girdim. Čia pas jūs įrenginys kažkas yra. Nieko nebus, žinok. Tai žinot kaip, aš užrašysiu klausimus tekstu. Garsą girdžiu, bet žodžių nesuprantu. Aš užrašysiu klausimus tekstu. Gerai, kur matysiu tą tekstą? Ant ekrano. Gerai. Bandom. Dabar negaliu biškį. Kodėl patikėjau šį pardavimą namų brokeriam? Nu, galbūt todėl, kad labai jau nusivyliau kitais pardavinėtojais, tuo pačiu ir savim, už tai, kad kadangi to dalyko neišmanau, tai irgi mažai naudos buvo iš to mano skelbimo, o pradėjus pardavinėti namų brokeriam, iš tikrųjų reikalai tikrai pajudėjo, labai gražiai pristatė tą mano sodybą, nekilnojamą turtą, iš visų pusių, visais aspektais, net ir man pačiai buvo smagu pasižiūrėti, nes kaip turi savo daiktą, tai tu jo nematai iš esmės pripratęs esi. Ir atsirado tų pirkėjų. Šiai minutei avansas yra sumokėtas, jau kaip ir atrodo tas pirkėjas tikras, aišku, neperšoka iš griovį, nesakyk op, bet atrodo, kad brokeriai savo darbą kaip ir labai padėjo, man, kaip sakyt, mano situacijoje padarė. Taigi, dar kas man patiko iš mūsų pokalbio su pirkėjais, dalyvavo kartu ir įrašinėjo visą mūsų pokalbį, labai žiūrėjo kiekvieną punktą sutarties, kad būtų viskas apgalvota ir būtų abiejų teisės nepažeistos, viskas būtų paminėta, kad nebūtų kelio atgal nei man, nei jam. Ir, kaip sakyti, jeigu jau visada yra kelias atgal, bet jis tai susiję, aišku, su tam tikrais nuostoliais. Tai va, ir man nereikėjo dėl to sukti galvos. Tai, čia yra didelis pliusas, kada tu neturi, kada tuo užsiimti, galų gale tu net ir nežinai visų niuansų, kur tu gali tiesiog papulti ant nesąžiningo pirkėjo. O šitie žmonės, jie tikrai, kaip ir sauko mano nugarą. Tai vat, rekomenduočiau visiems, kurie turi tokių problemų, tai geriau kreiptis į specialistus, į profesionalus, jie tikrai išmano savo darbą
Ir tikrai tokiu atveju tau sutaupo ir laiko, ir nervų, ir galbūt net ir pinigų. Gal tu pats taip nepasidarytum, gal didesnius nuostolius turėtum. Supratau. Dabar kiek pirkėjų buvo, čia klausimas ant ekrano. Kita agentūra atvedė vieną pirkėją, man tai tik buvo skambučiai, o šiaip jie, kadangi čia objektas yra gana sudėtingas ir nelabai taip jau einamas šiuo metu, daugiau eina butai ir namai, tai atvedė 4 pirkėjus ir dar yra susidomėjusių, kiek žinau. Tai tikrai palyginus yra tikrai didelis proveržis ir dar neilgas laiko tarpas, tik 2 mėnesiai kaip pardavinėja. Tai kai sutartis yra sudaryta metam, tai galbūt per tuos metus būtų dar daugiau tų pirkėjų, jeigu netiktų man, pavyzdžiui, tie pirkėjai, kuriuos atveda. Tie, kurie turi didelius nekilnojimo turto objektus brangius, sakykime, milijoninės vertės, tai aplamai geriausias variantas, nes manau, kad jie irgi yra pakankamai užimti žmonės ir neturi kada tais dalykais užsiimti. Ir čia yra tikrai geras variantas, kada tu dar kartą pasikartosiu, patikis tą darbą specialistam, kurie išmano visus niuansus, išmano rinką, išmano pateikimą pirkėjams ir kaip tai padaryti, tai labai rekomenduočiau. Tai va, tuoj. Ate, jūs mane girdite, tai ačiū labai. Ir tikėkimės, kad mūsų tas toks va, čia aš jau kalbu į eterį, ar tik tai jum? Čia eterį. Eterį. Taip, kad sėkmės jums visiems, turėti daug gerų klientų, kad greit parsiduotų, kad jūsų darbas nenueitų veltui. Ir tikėkimės, kad ir mūsų variantas sėkmingai pasibaigs. Tai viso gero. Iki. Nu kągi, turim vieną atsiliepimą, su kitu dabar vyksta techniniai nesklandumai, nes gal kas Monika, gal gali paderinti su Sandra, padėti jai įsijungti, nes jinai per telefoną jai ten meta visokius dalykus, susisiek su ją ir padėk jai prisijungti, o mes tada kalbinsime Meilutę, skambinsim Meilutei. Ok. Skambinam Meilutei, mūsų klientė parduotas namas Šleinavoj. Meilutės namas buvo parduotas užvakar. Ne? Blogiausia atveju, jeigu jau nepavyktų su Sandra susijungti, tai tada mes irgi įjungsim ją ant speakerio ir pakalbėsim. Ok, skambinam dabar Meilutė kalbės per speakerį, aš tikiuosi gerai girdėsis. Ok. Meilutė, ar pasiruošusi išeiti į eterį? Aš dabar įjungčiau tave ant speakerio. Ne, netrukdo. Gerai, jungiu. Taip, dabar prisijungia prie mūsų Meilutė, kadangi vairuoja, tai ir buvo prekybos centre ir vairuoja, tai gali prisijungti tik tai va tokiu būdu. Nu, bet mes visi puikiai girdėsim.
Klausimas, Meilutė, jum. Pagrindė mes norim tą paklausti, kiek laiko, kaip jūs prieš tai pardavinėjot, kiek laiko pardavinėjo kita agentūra, kokie buvo rezultatai ir kiek laiko mes pardavinėjom ir kokie rezultatai. Tai agentūra pardavinėjo apie pusę metų grubiai, berods tai būtų, neskaičiuosiu dabar, negaliu vairuoju, tai rezultatai palyginus su jumis yra pasyvus, nemeluosiu, tikrai niekada nemaniau, kad šitiek klientų norėjo apžiūrėti tą namą. Kiekvieną savaitgalį turėjau ieškoti prieglobsčio, kad leisčiau žmonėm apžiūrėti. Negana to buvo ir sekmadienį, ir vidury savaitės. Tai tiesa, nustebino labai stipriai, darbas jūsų labai jaučiasi. Visai skirtingi darbai vyko. Nelyginant su ana agentūra, tarkim, ir jumis, tai su ana agentūra tai tarsi nieks neperka, nes nėra žmonių, nėra norų, nėra pirkėjų, kaip čia pasakyti, krizė, kaip su jumim pasirodė, kad viskas, visi nori gyventi, visi nori pirkti ir visi turi pinigų. Tik netinkamas namas gaila. Dar toks klausimas. Aš atsimenu, jūs sakė, kad nors jūsų skelbimas buvo Aruode, buvo irgi įdėta į tos pačius portalus, bet jūsų draugai ir pažįstami buvo nustebę, kad jūs pradėjot pardavinėti namą. Tik tada, kai mes pradėjom dirbti. Kitaip tariant, nors buvo skelbimo portaluose, bet kažkodėl niekas nematė to skelbimo. Taip, visi sakė, kas čia vyksta, meilė su tavo namu. Ta prasme, kur tu žiūri internete, visur tik tavo namas. Tai kaip jūs, Fauste, palauk. Taip. Tai yra tikrai man pačiai buvo šokas. Man buvo šokas, nes visi matė, kad aš parduodu tą namą. Ja, matot, pagal mus jūs dar neskaitot, kad namas parduotas, dabar yra tik tai avansas suformintas, yra rezervuota. Pagal mus mes jau skaitom, kad yra parduota. Ir... Jo, tai, Nėra pinigų, aš ne vieną eurą negavau iš to namo. Tai viskas tvarkoja. Mes traktuojam, kad jau yra parduotas, nes tik tai 1% sandorių nulūžta. Tai jeigu tas jūsų sandoris papuls į tą 1%, aišku, blogai, bet jau namas yra rezervuotas ir yra jau procesas prasidėjo dabar ten. Sakykime, yra grandinė tokia. Labai dažnai, tarp kitko, kas girdi pardavėjai, būna labai dažnai pas mus grandinės. Pirkėjai turi parduoti savo, po to šitie turi gauti paskolą, po to šitie turi pirkti. Žodžiu, gaunas tokias grandinės, tai mes dar pasirūpinam, kad ir tos grandinės vyktų sklandžiai, kad visi supiltų į terminus ir kad visi suspėtų viską padaryti, o ne taip, kaip ten žvaigždžių treneriai Lietuvoje. Brokeris davė per trumpus terminus ir moteris prarado 80 000 eurų. Tai va, kad tokių dalykų nebūtų, tą mes atsižvelgiam ir darom daug ilgesnius terminus, negu iš tikrųjų reikia. Meilutė, tai ar rekomenduotumėt mus kitiems Kauno pardavėjams ar milijoniniams pardavėjams, gal mes tik tai namus už 100 000 sugebam parduoti? Nereikia čia sarkazmo, bet sutartis tikrai buvo pasirašyta kitaip, bet yra realybė kokia yra. O rekomenduoti aš jūs rekomenduočiau, kam reikia tikrai parduoti. Nesvarbu kokia kaina. O kaip jūs manot, iš kur tas mūsų rezultatas gaunas? Juk mes realiai darom, kiti sako, ką jūs galite padaryti kitaip? Sako, jūs tos pačius portalus dedat, viską tą patį, ką jūs padarysit kitaip negu kitos agentūros? Na, jūs, gal žiūri pasakysiu, bet tai yra, nepiktybinis žodis toks, agresyviai dirbate. Tai reiškia, lendate į visus įmanomus eterius ir darot laivus ir reklamuojat ir, ta prasme, dirbat. Ne tai, kad padėjau skelbimą ir laukiu, kol paskambins, gal pamatys. Bet jūs tikrai einat į kontaktus
bendrinate, siūlote, tada kam reikia parduoti namą, ten visi draugai bendrina, nu tai taip ta reklama ir plinta. Tai vis dėlto yra darbas, nemeluosiu, tikrai yra laiko daug užima ir nu tai yra darbas, neturiu daugiau ką ir beantrinti, tikrai skiriat pakankamai daug laiko, kad pasiekti savo rezultatų ir nu ir viskas, tai tiesiog darbas, dirbamas darbas, yra darbas ir kaip aš tai darbą dirbu nuo 8 iki 5, taip jūs irgi dirbat savo darbą pagal galimybės ir laiko tikrai nemažai skiriate tam. Tai šito aš tikrai nepaneigsiu, niekas negali paneigti tiek, kiek vyksta reikalų, vykdant reklamuojamus objektus, laivus darant iš jo, pasakojant iš vietos, galų gale tos kelionės aplink objektą pasakojama, kas aplinkui. Nu, tikrai skirta laiko yra šitiem dalykam ir jau čia niekas negali užginčyti, tikrai atiduodat savo tikrai brangiausią tą dalyką laiką, kad siektume savo tų rezultatų. O kaip manot, kodėl kitos agentūros to nedaro? Kodėl jos, nu, jeigu mes tiesiog dirbam savo darbą, tai kodėl kiti nedirba savo darbą? Nu, čia labai nenoriu aš čia sakyti savo nuomonės, kodėl. Nes kiekvienas pasirinka savo darbo specifiką. Aš dirbdama su kolegė irgi žinokit, savaip dirbu, jinai savaip. Ir mes abi savaip turim rezultatus. Bet kodėl aš nedarau kaip jie, kodėl ji nedaro kaip aš. Tai čia kiekvienas žmogaus noras uždirbti, pasiekti tikslų. Atsijungi. Nu, aš dar perskambinsiu, nes jinai važiuoja. Sandra, sveiki, dar 1 minutę su Meilute ir mes tada jau jūs kalbinsim. Ar girdit mus, Sandra? Meilutė nutrūko ryšys. Nu tai iš esmės mes kaip ir užbaigėm pokalbį. Aš tik norėjau padėkoti už interviu. Ir ką, nu ir tiek žinių. Ir tiek žinių. Galit būti rami, sandoris bus sutvarkytas iki pat galo, iki raktų perdavimo. Mes rūpinamės, kad ir pardavėjai, ir pirkėjai perduodant raktus, iš pirkėjas pasirašys, kad pretenzijų neturi, jūs perduosit raktą ir tada mes jau išsiskirstysim, visi laimingi, draugiški ir viskas bus gerai. Tai visada tik tuom gyvam. Tikrai tikiu, kad tai bus. Ir laukiu tos dienos, nemeluosiu, labai laukiu. Laukiu naujo savo gyvenimo etapo, apie kurį svajojau. Ir pagaliau jisai ateina. Ir kai viskas įvyks ir sukirsim visi rankom, tada tikrai labai nuoširdžiai padėkosiu. Dabar dar labai bijau tos džiaugsmo iš ankstinio. Ne jūs viena. Nekilnojamo turto sandorių žmogaus gyvenimai yra vienas iš svarbiausių dalykų, ypač kai parduodamas namas, viso gyvenimo santopos, įdirbis, svajonės ir taip toliau. Tai yra svarbus įvykis. Ir mes puikiai suprantam, kad yra ir jaudulys, ir baimės, ir taip toliau, bet tam jūs ir samdote profesionalus, kurie dirba ne 1 metus ir ne 2, o 30 metų. Taip, kad viskas kas gali būti blogai, kas gali blogai nutikti, aš žinau. Ir jau į priekį pasirūpinau, kad tie blogi dalykai nenutiktų. Ačiū labai. Gerai, ačiū jums, Meilutė, už interviu ir ką, vairuokit saugiai, geros dienos, gero vakaro ir iki malonaus. Iki malonaus. Visą. Tai va, čia Meilutės namas kada buvo parduotas užvakar, ne? Ir dabar kalbinsime jau Sandrą. Sandros namas buvo parduotas vakar. Sandra, sveiki, ar girdit mane? Sandra negirdi. Sandra, ar girdit mane? Sandra, ar girdit? Ne? O. Kažką paloja už Moniką.
Susiskambink su Sandra ir paklaus, gal jai reikėtų persikrauti. Pas mane rodo, kad mikrofonas yra jungtas. Jo, tegu pasižiūri audio ten tos settingus ir tegu jungiasi dar kartą. Tuo iš naujo pabandys. Ok. Nu, o kol Sandra jungiasi, tai galim pakalbinti Vaidą gal. Taip, klausau. Palauk, man atrodo, visi 3 namai yra Vaida tavo pirkėjai. Taip. Ok, jo, tikrai tavo pirkėjai, taigi vakar interviu ėmė. Tai kaip tu jautiesi pardavusi 3 namus per 3 dienas? Fantastiškai. Žiūriu, jungiasi Sandra. Sandra, ar girdit mane? Sandra, ar girdit mane? Bet aš jūsų negirdžiu. Aš jūsų kažkodėl negirdžiu. Dar kažko nejungiam, kažkokių gal audio settingų. Ne, aš jūsų negirdžiu. Aš matau, kad jūs kalbate, aš jūs matau, visi mes matom, bet girdėti negirdim, o mums reikėtų jūs girdėti. Jinai tave jau girdėjo, bet tu jos negirdėjai, ne? Jinai mane girdėjo. Jo. Bet aš jos negirdžiu. Gal reikėtų pabandyti ausinukus įsidėti. Arba kitas dalykas, gal mikrofonas man nerodo, kad yra užmutintas. Mikrofonas nėra. Pala, aš pabandysiu užmutinti mikrofoną ir vėl atjungti. Taip. Dabar aš išjungiau jas mikrofono, dabar įjungiu. Ir vis tiek nesigirdi. Žinot, koks gali būti? Dabar yra pats greičiausias, va čia pamokymo visiems, pats greičiausias būdas sutvarkyti kompiuterį arba telefoną. Jeigu jis neveikia, tiesiog jį išjungti ir vėl įsijungti. Nes būna programinis kodas ten pastringa, pakimba ir nebeveikia. Bet kai perkrauni kompiuterį ar telefoną, vėl viskas pradeda veikti gerai. Tai pabandykit Sandrą perkrauti ir tada prisijungti. Gerai. Sandrą išjungiam. Palaukit, gal dar paskambinsim Oksanai tuo tarpu. Čia ankstesnis pardavimas, pažiūrėsim, ką Oksana gali pasakyti. Šeštadienis, ilsisi. O, dabar girdim. Liuks. Tai vis dėlto išsprendėm problemą. Perkrovė telefoną ir suveikia, ne? Jo. Va. Nu, va, čia jums įrodymas, kaip tvarkyti su technologijom, brangieji. Čia toks nemokamas patarimas. Jeigu stringa, neveikia mikrofoną kažką, tiesiog perto. Žinot, kaip su tarybinė technika būdavo. Jeigu neveikia televizijos radija, tai su plaktuku stuktelėk ir pradės veikti. Tai dabar technologija amžiai, jeigu neveikia, tiesiog perkrauk ir veikia. Ar ne? Sveiki, Sandra. Labas vakaras. Sandros namas parduotas Šilalės rajone, irgi Soduose, nebaigtos statybos namas. Tai, žodžiu, mes tą namą pardavinėjom ilgiau, bet Sandra buvo informuota, kad kaina tikrai yra per aukšta ir už tą kainą nebus susidomėjimo. Bet Sandra sako, man vis tiek tas namas brangus, laikykite aukštą kainą ir žiūrėsim, o gal jūs klystate. Nu ir kai Sandra turbūt pamatė, nežinau, kalbinsim dabar ją, kaip čia buvo, kai pamatė, kad mes tikrai parduodam 1, 2, 3, 4, 5 namą,
ir galvoja, visus parduoda, atsiliepimai yra, o mano nevyksta pardavimas. Bet tada mes su Sandra susisiekėm ir nusprendėm kainą pamažinti. Ir tas nutiko, man atrodo, jeigu aš neklystu, Vaida čia geriau žinos, man atrodo, čia prieš savaitę nutiko, ar ilgiau. Kada mes čia pradėjome intensyviai reklamuoti? Apie 1,5–2 savaitės, sakyčiau, tokiam tarpe įvyko. Supratau. Ir namas parduotas. Ir klientai važiavo, žiūrėjo, ir tiesą Sandros mes dar ir butą esam paėmę pardavinėjom. Jeigu Šilalėje norit pirkti butą, tai kreipkitės, labai geras butas. Butas 40 kvadratų, rūsys 40 kvadratų. Įsiklausykite, jeigu kam aktualu, butas 40 kvadratų ir rūsys. Tik tai gaila, kad rūsys nėra po butu. Tai reikės ten biški toliau nueiti. Jeigu būtų po butu, manau, kad jau būtų parduota. Ar ne? Bet ir tai vyksta apžiūros, kam Šilalėje reikia butą, tai kontaktuokit, tikrai jo greitai irgi nebeliks. Sandra, ar jūs prieš tai patys pardavinėjat savo namą? Kokia ten istorija buvo prieš tai, gal gali trumpai? Jo, pardavinėjom beveik apie kokius, beveik metus. Apie metus laiko, ar ne? Ir nepavyko parduoti. Kaip manot, kodėl nepavyko parduoti? Turbūt kaina buvo per aukšta. Ir kaina per aukšta buvo, ir aišku, reklamos, marketingo trūko. Taip. Jūs, nežinau, ar stebit, ar nestebit, bet mes pastoviai darom streamus, interviu, tai čia taip dėl reklamos, kad patraukti dėmesį, ar ne? Bet, o kas liečia skelbimų, tai mes sudedam dešimtis ar netgi būna šimtai skelbimų sudėta, būna dėl vieno objekto, šimtai skelbimų per skirtingas platformas. O aš spėju, kai jūs pardavinėjote, įdėjote tik vieną skelbimą. Jo, įskelbė LT ir yra roda. Tai 2. Iš tikrųjų, kadangi tai pati kompanija, tai jie pakartoja. Ir iš tikrųjų, man atrodo, jie pakartoja per 3 portalus, bet efektas vis tiek yra netoks, kai yra, kaip Meilutė pasakė, aktyviai, agresyviai dirbama. Dabar klausimas jums į studiją. Kodėl patikėjote pardavimo namų brokerių komandai? Patiem nelabai sekės, norėjęs parsiduoti, taip. Ir ieškojom, kas galėtų mums pagelbėti. Tarp kitko, ne aš jūs radau, bet jūs mane, bet labai gerai. Labai, kad mes jūs atradom, ar ne? Taip. Iš tikrųjų, net nežinojau jūsų kompanijas prieš tai iš vis tokios. Bet pasiteisina, super. Šaunuoliai, pardavėt. Žodį, jeigu būtų kreipusis kita kompanija, vis tiek būtumėt jiem atidavę pardavimą turbūt. Žinokit, kai Lietuvoje negyvenu, nelabai aš ten gaudaus, tai turbūt jo. Supratau. Tai žodžiu, nieko mes šiandien ypatingi. Gerai. Pardavėt. O ar yra gal tekę su kitom agentūrom anksčiau kokių reikalų turėti, ar nėra tekę? Ne, žinokit. Nieko neteka pardavinėti. O draugam pažįstamėm yra tekę kažkokių atsiliepimų girdėti, kaip kas dirba? Nelabai žinokit. Ne, kitaip tariant, to labai nesidomėjot, nekalbėjo ir taip toliau. Taip. Tai čia labai jau mūsų ir neišgirsit, jums tai atrodo, kad taip ir visi turi dirbti, ar ne? Čia žinau. Turbūt. Ne, viskas šauniai, per 2 savaitės parsidavė, super. Jo. Ir jūsų mama dar stipriai padėjo? Mama, prodėtėja, kiekvieną dieną. Ar mama jūsų dar nekeikė, kad... Jau sako, greičiau pasibaigtų. Ramybės nėra, sako, į dieną po kelis kartus reikia eiti kažkur. Mes iš tikrųjų galim čia paderinti, jeigu jau diskomfortas bus mamai, galim paderinti, kad viską į savaitgalį. Ne, viskas gerai, paburbulius praeis. Svarbu parsiduoti. Žodžiu, pardavėjai, kas klausotės, matot, problemos pas mus kyla kitos. Ar ne? Kai pasamdo, arba patys žmonės pardavinėja, arba kai pasamdo kitas agentūras. Tai, sakykime, jūsų čia greitai parsidavė. Aš norėjau paskambinti Klaipėdoje, Oksana tokia.
45 pirkėjai buvo atvežti jos namą. 45 pirkėjai. Jinai pati irgi buvo įskelbiusi įdėjusi ar ją rodo. Kiek laiko Oksana pardavinėjo? Irgi, man atrodo, ar metus, ar pusę metų. Ne, biški mažiau, ar 4 mėnesius, ar 5, bet žodžiu, nesusilaukė jokių, keletas skambučių susilaukė, bet taip nieks ir netvažiavo. Nebuvo. Buvo keletas skambučių, bet nebuvo apžiūrų iš tų pačių portalų, kai mes pradėjom dirbti. Iš tikrųjų, jau atvažiavus 25 klientam galima buvo parduoti, jau ta maksimali kaina buvo gauta. Bet žinot kaip, visi nori gauti kuo daugiau ir galvoja, jeigu jau tiek važiuoja, tai tegul atvažiuoja dar 20. Bet vat šitoj vietoj biškutė negerai taip yra, nes tokiu metu, kai žmonės ten po 1, po 2 pirkėjus tik prisišaukia. Ir mes atvežam į namą, čia ne apie butą eina kalba, į namą atvežam 25 pirkėjus, gal reikėtų jau ir tą godumą kažkur nustumti į šoną ir jau žiūrėti, kas geriausia kainą duoti ir tartis, ar ne, tuo labiau, bet žmonės nori dar daugiau ir vis tiek gavom tą pačią kainą, už 120 buvo parduota, kur ir buvo gautas pasiūlymas, kai 25 pirkėjai buvo atvažiavę. O dar 20 pirkėjų, kad atvažiuotų, irgi buvo laikas, pinigai, žmonių laikas, jų pačių laikas, buvo tiek resursų dar dvigubai daugiau iš... Čia kita problema dar buvo, kad jau nebesistengdavo laiku atvažiuoti pardavėjai į namą, nes jau tų pirkėjų tiek daug. Būdavo jau tiek daug, kad daugmaž jau net nebuvo punktualumo, jau jeigu pirkėjai 5 valandą laukia prie namo, o jie vėluoja pusę valandos, pirkėjai supyksta ir nuvažiuoja. Tai dar ir tokių problemų jau, žodžiu, pas mus yra atvirkštinės problemos. Tai aš nežinau, nebent jūs norit dar, Sandra, ką pasakyti, nes matai, čia mes pagrindę norim parodyti, kita agentūra pardavinėja tiek, mes paėmėm pardavėm tiek, jūs neturit su kuo palyginti, tai žinot kaip. Aš galiu tik palyginti su pati, kad bandžiau parduoti, aišku, aš nešėrinau per visus Facebookus, per niekur, bet jūs apsiėmėt, tikrai greitai parsidavė ir viskas šauniai. Labai rekomenduoju visiems. Pagrindinis dalykas yra, kad aš žmonėm taip sakau, čia yra tokie principai, universalūs principai. Jeigu už tavo namą nėra paskirtas atsakingas žmogus, kuris turi kiekvieną dieną tuom rūpintis, kiekvieną dieną kažką padaryti, tai vadinasi, už tavo namą nėra atsakingas niekas. O jeigu... Dar pridursiu, jeigu tik vienas žmogus irgi nėra gerai, vienas žmogus irgi turi savo reikalų, turi savo šeimą, turi kitų dalykų, nepareklamuos, kitą dieną, nes taip toliau. Ir taip jau ir darbas stoja. O kai yra priskirti 3 žmonės, tada vienas geriau sudirbs, kitas prašiau, kitas tik už dienos, kitas už savaitės. Bet pats visas marketingo malūnas sukasi. Gaunasi sudėtinis efektas. Teisingai Monika pastebėjo, mes esam žmonės ir nėra taip, kad mes tik tai darbu kvėpuojam. Visi turim asmeninių reikalų ir vaikų ir taip toliau, ir pas vienus ar lygos ar kažką, todėl mes netgi į sutartį įtraukiam, kad už turto marketingą bus atsakingi mažiausiai 3 žmonės. Galim daugiau. Kas turit parduoti milijoninius namus? Kas turit komercinius objektus? Milijonis skambinkit ir kalbėsim. Kiek jūs norit? Galim 10-20 žmonių paskirti vieno objekto, kad dirbtų su vieno objekto marketingu. Ar ne? Vieni skambučius darys per įmonės, kiti reklamuos, kiti Instagram'o, kiti ir jeigu vienas žmogus silpniau sudirbs, kitas geriau. Vienam nuotaika geresnė šiandien, o po to savaitę nebus nuotaikas. Bet galų gale per didelį žmonių kiekį, per komandą vis tiek gaunamas yra geras efektas. Tai čia Monika labai gerai pastebėjo, kad komandinis darbas yra paskiriami, mes net į sutartį įtraukiam, kad mažiausiai 3 žmonės bus atsakingi už marketingą. Ir suma sumarom, efektas gaunasi 10 kartų geresnis. Dar prie Sandros irgi labai geras namas, sau statytas, bet kadangi soduose, tai tas
dalykas kaip ir pas Oksaną, ne? Kodėl ne taip jau iš karto, po kainos nustatymo čia viskas labai greitai, 2 savaitės ir viskas, ne? Bet tą tokį skirtumą žmonės irgi turi kartais suprasti, kad nekilnojamam turte vieta yra labai svarbu. Ir, tie tokie niuansai, kiti galvoja, aš čia pats parsiduosiu, čia vis tiek ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes ką? Mes dažniausiai turbūt mes ir dirbame su klientais, kurie jau patys pabando. Jau galvoja, nepavyko. O prieš tai galvoju, kas čia tėra, tik tai man patiko, žinai, kaip Dalia iš Tauragės davė atsiliepimą, sako, kad čia to darbo kaip ir nėra, tik tai įsidėdė aruodą į skelbių, nuotraukos padarytos, čia to darbo kaip ir nėra. Bet paskui, kai laikas tiksi, to darbo kaip ir nėra, bet ir rezultato nėra. Bet žmonės visi, o kiti gal biški ir jau, sakykime, su pardavimais, kurie dirba aktyvesni, tai žino, kaip pamarketinti, kaip ką, bet jiems netgi geriems prekybininkams jiems neišeina patiems parduoti, nes vis tiek nežino specifikos. Taip, yra daug komponentų, bet Monika, gal mes čia pakalbėsim, jau paleisim Sandrą vis tiek, yra savaitgalis ir žmonės nori pailsėti, tai Sandra, ir taip ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, kad rekomenduojat, kad dalinatės, kad išeinat į eterį ir padedat mums populiarėti, ar ne? Populiarėti, patraukti daugiau dėmesio, nes šiais laikais žmonės nepasitikė vieni kitais ir teisingai daro, kadangi nekilnojamas turtas yra brangiausia jų prekė ir tikrai gali būti ir tokių blogų atvejų, kaip turbūt visi girdėjo tą istoriją, kad žvaigždžių trenerė prarado 80 000 eurų per agentūrą, pirkdama per agentūrą prarado 80 000 eurų. Todėl, kad tikslas buvo greičiausiai tos agentūrai, kaip jinai pati įtarė, ir tas agentas, ir tas pardavėjas gali būti ten susiję ir tiesiog nunešė avansą, jokios logikos. Avansą, 60 000 avansą tiesiog nunešė kaip baudą. Jeigu būtų mano buvęs sandoris, to nebūtų nutikę. Iš pradžių ten buvo tik 15 000, bet terminai... 15, po to ištraukė dar 35 ar 45, o po to dar advokatam teismo išlaidas padengė 20 000. Ir šitaip moteris norėjo pirkti namą ir iš jos atėmė naglai brokeris su pardavėju, gali būti, kad jie susiję sustarę, jie tiesiog pavogė 80, jinai tiesiog namą norėjo nusipirkti. Ir prarado Tai nežinojimas tų niuansų, o čia jau aš save pasireklamuosiu, parodykit mano reklamą, Vaida sudariau. Mano reklama tokia kabinama ant namų. Todėl aš prašiau Miami brokeris. Aš esu licencijuotas Miami jau, man atrodo, 20 metų gal turiu licenciją, dirbsiu nekilnojamo turto Miami, bet dirbu su Lietuva. Monika irgi turi nekilnojamo turto licenciją Miami. Nėra taip lengva tą licenciją čia išsilaikyti, aš išsilaikiau tik iš 3 karto, Monika iš 1 karto. Ar ne, reikia praeiti ten knygas toriausiai, reikia išmokti įstatymus, reikia išmokti viskas anglų kalba. Tai nėra taip jau paprasta, teisė išmanyti, ten testai yra mokyklinio lygio, po to valstybinio lygio. Tai nėra taip paprasta, aš jau buvęs geriausias mokinys, tik tai iš 3 karto išsilaikiau. Monika, matyt, paaiškėjo, kad kažką geriau daro. Ačiū už pagirimą. O galbūt dėl to, kad aš mokiausi ir dar dirbau statybose čia atvažiavęs į Ameriką. Ir to pačiu mokiausi. O aš pliaže deginausi. O Monika gulėdama pliaže skaitė knygą, tai gal tiesiog geresnis informacijos įsisavinimo būdas, ar ne? Tai pas mane yra licencija dirbti su nekilnojamo turto Amerikoje, pas Monika yra, reiškiasi, 30 metų patirtis Lietuvoje, Bulgarijoje, Amerikoje. Čia pas tave, tu taip kažkaip pauzės nepadarai, pas Moniką nuskambėjo 30 metų patirtis, pas mane 14 metų patirtis. Pas Moniką 14 metų patirtis nekilnojamam turte per 2 pasaulio šalis, pas mane per 3 pasaulio šalis. Kažkaip mes turim tų atvejų ir nutikimų, žinom, kas gali blogai nutikti ir tuos dalykus numatom, ar ne? Tai
Čia blogiausia, kas gali nutikti, tas, kas nutiko. Moteris norėjo pirkti namą, prarado 80 000. Pralošė bylą. Ir Lietuvos teisinė sistema, jinai bylą pralošė. Jinai neturėjo tos bylos pralošti. Todėl aš jai sakiau kreiptis, aš galbūt jai padėsiu susigrąžinti tos pinigus. Ar ne? Bet jinai pralošė bylą. Čia blogiausias. O kitas irgi blogas atvejis, jeigu agentūra pasirašo sutartį ir muilina pardavėjim smegenis, kad štilius, krizė, aukštos bankų palūkanos, nieks nieko neperka. Tada pardavėjai turėtų užklausti klausimą. Ne, iš tikrųjų neklauskit klausimo, brangieji. Neklauskit jų klausimo. Kreipkitės į mūsų komandą ir mes parduosim. Labai paprasta. Mes geriausi. Neklauskit jų jokių klausimų. Jeigu pa žmonės yra požiūris, kad įdedi vieną skelbimuką į skelbėjo aruodą ir čia jau brokerio darbas atliktas, tai šitą darbą gali pats pardavėjas padaryti. Bet kaip Meilutė pasakė, jūs darot aktyvų, agresyvų marketingą. Taip mes darom aktyvų, agresyvų marketingą. Taip mes lendam visiems į akis. Ir pasirinkimai, kai pas mus patenka klientas, yra tik tai du. Arba jis perka namą, arba jisai perka namą. Mes daug pasirinkimų neduodam. Arba perka, arba perka. Arba perka dabar, arba galima vėliau, bet vis tiek jis turi pirkti. Turbūt, biškai vėliau pasakysiu, šiek tiek akvariumai savo garsus pradėjo leisti. Gerai, tai Sandra, ačiū Jums labai už atsiliepimus, už tai, kad sutikote pakalbėti ir visiems, kam reikia parduoti namus, kreipkitės, rekomenduokit ir tiek žinių, tada gero Jums savaitgalio, gero poilsio, dar liko Jūsų vieną objektą parduoti, bet viskas bus gerai. Gerai, ačiū labai ir gerų Jums darbų. Iki malonaus. Iki. Ok. Tai va tiek, kiek čia mūsų tas streamas, nors atrodo greitai viską tvarkėm, bet užtruko 46 minutės. Ir dabar turiu eiti, man atrodo, aš turiu eiti, tuoj pasižiūrėsiu, jeigu aš jau turiu eiti pasirašyti sutartį. Tauragėj namą turėsim pardavimo, jo, aš turėsiu eiti pasirašyti sutartį Tauragėj už 15 minučių, nu tai galime dar reziumuoti. Dar, žinai kaip dariau, turbūt neuždavėm to klausimo, o koks jausmas apima, pasirašant sutartį su mumis pardavėjams. Kai kurie netgi pardavėjai tada pradeda galvoti, ar jie tikrai nori parduoti namą. Nes jau kai su mumis pakalba, jie jau žino, kad jau namas bus parduotas, klausimas tik tais ar per mėnesį, ar per 2, ar per 6 mėnesius. Ir gerai, jeigu brangesnius, tai mes ten pasirašom metams, ne? Bet tada jie susimasto, taip tai jie įdeda į aruodą, į skelbinų ir vis tiek, žinai, pirks, nepirks ir nesusimasto, juk jie, žinai. O čia dabar jau, kai bus atsakinga šalis ir jie dirbs ir pajungs visą komandą, viskas tu turi priimti sprendimą galvoje. Tai kas tikrai jau esat priėmę sprendimą, galvoja, kad tikrai reikia parduoti, kad ne vaikams paliksit, nenuomosit, o tikrai reikia parduoti. Kreipkitės pas mumis į Darių, kieno kontaktus turite, tuos ir kreipkitės. Ir Darius... Visur, kur matot raudoną logotipą ir šimtukas, mes ne į 10 taikom, mes taikom į 100, brangiai. Nes Darius pajungia komandą, duoda apmokymus, duoda motyvacijos, kartais reikia duoti ir pinduliai. Tai žodžiu, kaip sakant, geležinė ranka su aksominė pirštinė ir visa komanda labai gerai darbuojasi, žino, kokius darbus daryti ir kokiems darbams negaišti laiko, tada gaunasi darbas labai efektingas, rezultatas efektingas ir galų gale pardavimas. Tai va. Jeigu Lietuvos brokeriai neparduoda Miamis brokeris, tai tikrai parduos brokeriai. Ir dabar žmonės klausosi, sakykime, kas pardavinėja milijoninius namus. Tai gerai, čia ekonominės klasės, gerai, ten jie užėjo, pasižiūrėjo, ne, ekonominės klasės ir brangesni, ten 250, taip toliau, bet mano tai namas 800 000 kainuoja, ar milijonas ir daugiau. Ir čia, žinai, tada gal jau, čia jau jie nieko kažko kito geriau nepadarys, nes vis tiek, jeigu tas milijoninis pirkėjas yra, tai jis jau ateis ir pas mane ir taip per aruodą.
čia jūs turėtumėt mąstyti taip. Kiekviena prekė turi savo pirkėją ir tik tais tiems pirkėjams reikia, ir jisai nėra vienintelis pirkėjas, jų yra daug daugiau ir tiesiog reikia gerą marketingą padaryti. Taip kaip ir su pigiais objektais, vidutiniais objektais, brangesniais ir pačiais brangiausiais reikia to paties marketingo, nes ir tų milijoninių objektų yra pardavime daug. O kiti dar galvoja, ar čia tada gal man geriau tada sklypą nusipirkti ir, žinai, porą metų užtruks tos statybos ir pasistatysiu aš jau ten savo milijoninį pagal savo dizainą, pagal savo spalvas, pagal savo projektą, kaip aš svajoju, žinai. Tai tų pirkėjų yra pirkėjų ir tiems brangiems objektams, bet reikia dirbti, reikia marketingo ir didelius ar mažus, pigius ar brangius parduosime visus. Jo, čia tai faktas. Čia Monika gerai pastebėjo, kad kadangi yra 30 metų patirtis pas mane, tai kažkaip aš jau nei savo laiko nenoriu gaišti, nei kitų žmonių laiko nenoriu gaišti su tais klientais, kurie matau, kad jie išstatė pardavimui, bet ten to pardavimų nesišviečia. Aš jau iš karto nusprendžiu, kad ten pardavimo nebus. Ir ne dėl to, kad tokio namo nieks nenori pirkti, ir ne dėl to, kad kaina per aukšta. Būna daug visokių kitų situacijų po žmonės, būna emocinis prisirišimas ir nori parduoti, bet gaila. Ir nori parduoti, bet gaila. Tai su tokiais, kur nori parduoti, bet gaila, tai būna, kai aš pasikalbu su pardavėju, niekada nepamiršiu, viena klientė su manim pasikalbėjo ir mes rašomės, ar net nesirašym, su manim pasikalbėjo ir aš pamačiau ją visą kaklas raudonas paliko. Žinot, ką tai reiškia, ar ne? Kraujo spaudimas pakilo, jaudintis pradėjo ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, visas kaklas raudonas. Ir aš tada klausiu aš jau Amerikai buvau nuotoliniu būdu, mes bendravom. Ir aš klausiu pardavėjas, sakau, o kodėl aš matau, kad jūs jaudinatės, kas yra? Kažkas dar neaišku. Sako, aš po pokalbio su jumis supratau, kad dabar butas tai tikrai bus parduotas. Ten apie butą jie kalba. Ir sako, aš viduj nesu dar tikra, ar aš tikrai, toks jau kaip persilauju. Aš, sako, anksčiau pardavinėjom, bet aš kažkaip, netikėjau, kad bus parduotas. O dabar, sako, aš su jumis pasikalbėjau, aš supratau, kad turtas bus parduotas. Ir sako, mano galvoje turėjo įvykti perversmas, ar aš tikrai noriu parduoti. Sako, dėl to ir pradėjo visas toks konfliktas kūne vykti, nes ten ar tėvų turtas, ar kažką. Sako, aš tiesiog supratau, kad jis bus parduotas. Su žmogum pakalbėjau, jis iš mano žodžių suprato, kad darbas bus atliktas iki galo. Kol kiti agentai, vešim klientų, siūlysim, reklamuosim, tai jie tiesiog nepriėmė jų žodžių užimtą pinigą ir suprato, kad pardavimo greičiausiai nebus. Ar ne? Ir todėl jai buvo komfortas. Žiūrėkit, jinai norėjo parduoti, bet realiai kaip ir nenorėjo, todėl pardavimo ir nebuvo. Bet kai jau su manim pakalbėjo, jinai suprato, kad bus gaištamas laikas, bus investuojami pinigai. Ir ar tu prisimi atsakomybę, ar tikrai pardavimas įvyks. Ir tada jinai visą raudoną paliko ir, sako, rašausi, parduokit. Ir dar yra kažkur interviu tas pardavėjas, dar prieš 10 metų, ir YouTube yra nufilmuotas video. Reiškiasi, buvo pačiam Klaipėdos gale, 5 aukščiam 5, man atrodo, ir dar kampinis. Žodžiu, visi minusai kokie tik tai gali būti ir todėl niekam neįdomu buvo. Ir mes pardavėm tą butą, man atrodo, per savaitę ar per 2. Šiaip su butais tai čia mūsų praktikoje nieko ypatingo, nes rekordai esame ne vieną butą pardavę valandos bėgėje. Po starties pasirašymo valandos bėgė už aukščiausią kainą. Čia su butais. Dabar šiuo metu su butais mes nebedirbame, butus padedam parduoti tik tai savo klientams. Kaip kalbėjot, kaip Sandra buvo, mes jos namą pardavėm, bet jei reikia parduoti ir butą, tai mums atidavė ir butą marketingą. Arba kas perka mūsų parduodamą namą, tai tiems padedam irgi greitai parduoti jų butus, kad įvyktų sandoris. Čia tą norėjau pasakyti. Mes patys geriausi, kas be ko. Dar, žinai, ką noriu pasakyti, pabrėžti. Dabar, kadangi yra krizė,
Ir ta krizė yra gili ir dar pakankamai gilėjanti. Ir kai aš savo karjeros pradžioj nekilnojamo turto pradėjau dirbti tik su namais, tai buvo ir tokių objektų, kur įmonės nusimetinėdavo prieš bankrotą, dar kažkas, prieš kažkokius kitus. Ir jie vos ne per pusę kainos tiesiog susirasdavo investitoriams parduodavo. Mes su vienu investitoriu pasirašėme, 150 000 daugiau gavom tam žmogui pinigų, negu jis nusipirko. Ten praėjo tik tais, kiek ten per tą laikotarpį, jam gal tik tais 3 mėnesiai kažkas te praėjo. Ir tai va žmonėms, kam reikia, susiraskit namų brokeriai, kam reikia atsikratyti turto, mes labai greitai parduodam ir gerom kainom, kam reikia tiesiog parduoti ir kas norit, visi pardavėjai nori gauti tas aukščiausias kainas, nors mūsų ir komisiniai didesni, bet mes gaunam 10 kartais ir daugiau tų procentų didesnės kainas, bet vis tiek, plus palei rinkos analizę, ne? Kosminių kainų mes iš kosmoso pirkėjų su prispausdintais pinigais nenuleidžiama, ne? Tai kam reikia, nebūtina jau ten dabar atiduoti ten už pusę kainos tą namą, ne? Tai galim padėti greitai realizuoti. Per savaitę 2, bet jeigu netgi kažkam kažkokie terminai spaudžia, 2 savaitės, man reikia parduoti namą, aš atiduodu investitoriui už 50% arba imkit jūs pardavinėkit. Tai, išskyrus ten atvejais kažkaip ten yra, kai banko paskola yra didžiulė, ne, kad ten paskui banko dukterinė kompanija perima, tai mes atradę netgi su už gerą kainą objektą, pirkėją objektui, bankas neišduoda sutikimo parduoti ten su kažkokiu skirtumu. Bet ten, kreipkitės, pažiūrėsim, ar ten pas jumis tas atvejis ar ne tas. Tai va, kam reikia atsikratyti turto, kas tiesiog taip jau norite greičiau judėti su savo projektais ir gauti geriausią kainą, ar tai pigus objektas, ar milijoninis, kreipkitės, esame milijoninių objektų pardavę. Daugiausia, aišku, Klaipėdos srityje, nes dirbom anksčiau tik tais Klaipėdos srityje, ne? Dabar dirbam per visą Lietuvą, tai kreipkitės. Darius sukontroliuos visą pardavimų procesą ir įvairiai, netgi milijoninius objektus kažkam, kas galvos, ką čia agentūra dabar greitai man sutvarkys per mėnesį, juk nesutvarkys. Mesgi per kiek Dariu ten buvo tas spa centras parduotas? Per mėnesį. Per mėnesį. Milijoninis objektas. Suvažiavo klientų daugiau, nespėjo vieni kiti, paskui susipešė, kas ten, bet kas pirmesnis, kas rankpinigius įduoda. Mes įdedame dėl komisinių, mes įdedame daugiau pinigų pardavėjai kišenę. Aš galiu imti 10% komisinių ir tarp kitko, nuo komercinių objektų greičiausiai tokios sumos ir bus. Arba netgi 15%, gal netgi 20%. Su namais mes eina kalba apie 5-6%, 7% arba netgi 9%, ar ne? Galim sudirbti ir už 3%, kaip ir tos kitos agentūros, bet ne, vis tiek bus sudirbta geriau. Ar ne, čia atskirais atvejais, kas jau aš duosiu tau 3%, man parduok per savaitę ar tą. Galėsim ir to klausti, bet pagrindė orientyras yra 5-6% komisinių arba daugiau. Ar ne? Ir dar jokingai būna kartais, mano namas 2 milijonai, tai žiūrėk tau 20 000. Tai ne, gal tos 20 000 savo pasilik. Reiškia, jeigu 2 milijonai, mes kalbėsime nuo 120 iki 200 000 ir tie pinigai mūsų bus gauti aukštesnę kainą, nei jūs patys kada nors gyvenime gautumėt. Nes jūs pardavinėdami savo milijoninius objektus žaidžiat loteriją, o aš dirbu sistemingai. Loterija ir sistema patys puikiai žinot, kokie rezultatai. Ar ne? Ar jūs nueisit sistemingai į sporto klubą sportuoti, ar jūs nueisite, pamatysit, kažkas bėga ir jūs prabėgsit vieną kartą per metus krosą. Ar ne? Tai va, žodžiu, dėl kainos yra gaunamos aukštesnės, komisiniai mūsų yra pateisinami, o dabar dėl tų pačių brangių objektų 500 000 ar milijono ateis diena ir jinai ateis jau labai greitai, kai mes padarysim tokį įdirbį, aš galvoju, kas su Vaida Darim nutiko, ar jie atsijungė. Jie traukiai pakibę, ne?
jie atrodo kaip pakibę. Nu, mes tai girdim viską, bet mūsų vaizdas perkraunam. Girdit jūs mus? Girdim. Jo, mes girdim. Vaizdas ir perkraunam kamerą. Žinot, kaip aš padarysiu, pašalinsiu jūs ir jūs vėl prisijunkit, gerai? Dar žinai, ką pardavėjai nesupranta? Jie galvoja didelę kompaniją, kur labai daug jau ten vienam tinklapyje sudėta brokerių agentų, jie galvoja, nu ten jau gera kompanija. Nieko ten jie per daug nebendradarbiavo ir taip toliau. Turit suprasti žmonės, kad pas agentą, jeigu atsiranda pirkėjas už 250 000, už 500 000, ar jisai tik prisirinks daugiau objektų portfolio, kad galėtų važiuoti su tuo pirkėju ir aprodyti jam 10, 15, 20 objektų, kad pirkėjas turėtų iš ko rinktis, nes jis nori su tuo pirkėju sudirbti. Pas mumis netgi irgi buvo įsigutęs sodybą važiavo, netgi turi daugiau pinigų, negu ta sodyba reklamuojama, ne? Bet jiems kažkas netiko. Ir spėkit, ar mes dirbam su jais? Ne, mes su jais nedirbam, nes mes tų pirkėjų turim perteklius, ne? Mums reikia daugiau objektų, mes pasiemam mažiau, bet mes imam parduodam. Kiti tik pasiskambina, ar aš galiu pardavinėti ir taip toliau. Tada tiems pardavėjams galvoja, nu tai čia visi tokie brokeriai, kad, žinai, nu aš suteiksiu, žinai, šansą, tipo, nu gerai. Monika, žiūrėk, aš turiu atsijungti jau. Tai čia mes galim kalbėti dar 2 valandas ir žiūriu visai Darius su Vaida, nors jie čia tų sandorių neturėjo žodžio, tai Dariau tau 1 minutę žodis tau, 1 minutę Vaidai ir skirstomės. Aš gal paskambinsiu, palauk. Dariaus mes net negirdim. Dariaus, pasakyk ką nors. Ai, buvom užsimutinėm, čia vaikai biškį. Aš paskambinsiu klientai, kad biškutį vėluosiu. Toj. Nu gerai, kalbėk dar. Nežinau, ką kalbėti. Kai užsiklausiau, užsihipnotizavau, čia jūs viską išsipasakojot. Ir taip, nepasiruošęs. Nu tiesiog sakyk, kaip tu galvoji, kaip tu pats palyginai, kaip anksčiau kokį turėjai įsivaizdavimą, kaip brokeriai dirba ir kaip pats pradėjai dirbti, ką tu įsivaizduoji, ko mes skiriamės ir kodėl žmonės turėtų į mumis kreiptis. Nu, mes dirbam paprasčiausiai, daug reklamuojam, bendram su žmonėm, jiem duodam visą informaciją, kaip mes leidžiam dalyvauti procese visam pardavimo, jokių ten paslapčių nėra. O čia teisingai Darius pastebėjo, mes rodom klientam mūsų vidinę virtuvę ir kuo toliau, tuo vis labiau mes netgi vieną streamą galit pasižiūrėti 5 valandų, kaip mes dirbam, tai kuo toliau mes rodysim vis daugiau, kaip mes skambučius darom, kaip mes kalbam, mes rodom savo virtuvę žmonėm, kad jie matytų, kad mes tikrai dirbam, o ne pasakas sekam pardavėjams. Tai va, Vaida su Darium yra buvę patys ir pardavėjai nekilnojamo turto, tai jie turi patirties, kaip kiti pardavinėja. Gal tuo klausimu galit Vaida pasidalinti, kaip čia buvo, kaip patys pardavinėjo, dabar kaip jūs dirbat? Nu, ten tokia įžvalga, kai mes perkratėm jau atėję nekilnojamą turtą, kaip mes pardavėm savo namą, su kita agentūra mes pardavinėjom, nes kažkaip pabijojau ir iš tiesų pabijojau aš tuo metu, kadangi neturėjom žinių, žinot, ne pačio pardavimo proceso ir skelbimų ir taip toliau, bet kaip reiks pas notarą, kokio ten dokumentų reikia, bet tas mane labiausiai, nežinau, ir tave gal tuo metu gazdino. Ir realiai, aš kaip pasižiūrėjau dabar, tai mes ko gero patys parsidavėm tą namą, nes mes marketingą atlikom tikrai gerą, nereikėjo net skelbti ir aruodo. Ir mūsų namas buvo parduotas ir ten ėjo klientų srautas, ta prasme, ten po kelis per dieną ir ko gero mes biškai per pigiai pardavėm. Jo, bet tai ką aš norėjau pasakyti, su dabartiniam savo žiniom,
Jeigu jūs dabar savo namą, kur per kitą agentūrą pardavėt, ar ant kiek gautumėt daugiau pinigų, kiek gavot ir kaip tu manai, kiek dabar gautum? Kokia 20 gal daugiau. Ant kokie 20 000 manai gautumėt daugiau? Kitaip tariant, metu gal ir dar daugiau, nežinau. Kitaip tariant, jūs susiradot agentūrą, kad parduoti minus 20 000, negu įmanoma buvo parduoti. Kaina buvo sugalvota iš vis, taip, iš oro. Ir dar, čia va labai geras pavyzdys, čia super. Jo, aš taip pertrauksiu aš tą tokį pastebėjimą apie kainą ir apie tą turto vertinimą, ką aš matau socialinėje erdvėje, kur dažnai siūlo, mes jūsų turtą įvertinsim, ten nustatysim kainą, taip toliau, ne kiti agentai ten taip reklamuojasi, vis matai. Per kelias valandas. Ir per kelias valandas ir panašiai, bet kad nustatyti tą kainą iš tiesų realią, tai juk reikia įdėti tikrai ne valandą laiko. Tai mūsų pavyzdys čia ko gero parodė, arba jie neprofesionaliai tą daro, arba jie iš oro maždaug ten kažką pašaudo, su ta strategija, kad, tai va, už šitą turėtų paeit kainą ir, tai bergždžias toks reikalas, tas toks kainų nustatymas, nežinau, aš net nesuprantu, pagal ką mums tą kainą iš tiesų buvo nustatę, bet, nes ir klientai dažnai tau sako, kad tai už kiek jūs parduosit, tai pasižiūrėk, tai čia dabar pasakyk, už kiek jūs čia parduosit, tam reikia įdėti darbo laiko, kad nustatyti. Tai nėra tiesiog. Tikrai va bus tiek. Jie labai mėgsta pardavėjai, kad, pažiūrėk mano nuotraukas, tai kiek gausiu. Atvažiuok, apsižiūrės ir Ir mes taip darėm iš tiesų. Tai. Tada, kai pardavinėjom, tai ir gavom. Minus. Minus 20 000. Tai va, tai čia va šitas, mes įdedam daugiau pinigų pardavėjų kišenę. Nes mes žinom tos niuansus. Man visada buvo keista, nekilnojamo turto pardavėjai. Čia reikėtų atskirą streamą padaryti. Apie namų kainos Lietuvoje. Žinai ką, kaip pas jūsų laiku? Ar padarom atskirą streamą 30 minučių, nes man pardavėjai neatsiliepia, 15, 20, nedaugiau 30 minučių apie namų kainos Lietuvoje. Atskiras streamą, namų kainos Lietuvoje. Ir mes galėtume padiskutuoti tik apie kainas. Kaip dariau su Vaidai? Gerai. Mes taip galime. Šitą streamą aš noriu nutraukti, kadangi čia buvo pagrindę pardavėm 3 namus ir pardavėjo atsiliepimai. O dabar kas nori pasiklausyti, kas nori žiūrėti kitą streamą, namų kainos Lietuvoje. Namų kainos Lietuvoje. Gal kitas nėra persiversti. Kils ar kris? Kaip jūs manot, brangiai, namų kainos Lietuvoje kils ar kris? Namų kainos Lietuvoje kils ar kris? Komentuokit, paskui kitam sekančiam stream'e komentuokit. Sekančiam mūsų streamo mes kalbėsime apie namų, nebūtų, o namų kainas Lietuvoje 2024 metais. Kils ar kris? Ir netgi galėsime, čia man yra galimybė iš tikrųjų, netgi balsuoti kažkur turi būti, tuo aš susirasiu, kad turi būti galimybė polls tos daryti. Žodžiu balsavimo aš atrasiu, kažkur tai turi būti, kad reiškiasi invite, žodžiu, turėtų kažkur būti, kad galėtumėt balsuoti, brangiai. Tai ir galėsim balsuoti, kas už, kas prieš. Jeigu kils, spaudžiat, jeigu kris, spaudžiat kitą mygtuką. Man atrodo, turėtų būti tokia funkcija. Bet, žodžiu, mes kalbėsime apie namų kainos Lietuvoje, jos kils ar kris ir kaip tas kainos nustatyti. Kadangi anekdotas jau darosi. Žmonės parduoda savo nuosamus namus, dauguma iš jų statybininkai būna, kad žino jau, kur jau užsiima tuom prekiauja ar ne, bet paprasti fiziniai asmenys, kurie nepardavinėja kiekvieną dieną, parduoda savo namus ar už 50 000, ar už 100, ar už $500,000, ar už 1 milijoną, parduoda spėliodami. Atrodo anekdotas.
Atrodo paradoksas, bet jie parduodami spėliodami, daugmaž kaip loterija. Aišku, visada susikalia aukščiau ir po to galvoja mažinsiu, kai jau pirks, tai yra gera kaina, nebrangiai. Tai dar nereiškia, kad jūs gavot kainą. Tai reiškia, kad jūs praradot kaip ir mūsų specialistai. Kol nebuvo specialistai, tai reiškia, kad jūs suėjote į pačką minus 20 000. Ir už šitą paslaugą, kiek įtariu, dar sumokėjote agentūrai? Taip. Tai dar ačiū pasakėt. Dariau, gal reikėtų, kad Vaida parodytų čia tuos 3 namus, kuriuos pardavėm. Bet tu prie Vaida prie to kompiuterio ar ne prie to, kur galėtum pasišėrinti? Ne, čia mano kompiuteris. Bet gal galėčiau surasti, ne? Aš tuoj pažiūrėsiu. Aš galėčiau pasidalinti. Tai aš galiu parodyti. Jo, galbūt paprašiau, nes aš prie Dariaus kompiuterio. Tai... Aš galiu parodyti. Žiūrėkit, share screens. Va, šitie namai buvo parduoti per paskutinės 3 dienas. Va, čia Sandra, kur buvo prisijungusi. Sandros namas parduotas. Jeigu jau kalbant apie kainą, 77 000, ar ne? Po to pardavimo kainos neviešinsim. Čia pradinė kaina, tik tai rodom dabar. Toliau, kas jau norės būti klientai, kam reikės analizę daryti, tai galėsim papas. Šitas va parduotas buvo. Čia Sigutė, kur kalbėjo. Irgi įvyko pardavimas čia prieš 3 dienas. Ar ne? Jeigu kas norit, galite eiti pasižiūrėti. Ir buvo dar parduotas, kur ta mūsų... Laiptais gražiaisiais. Ai, čia aš galvoju, kur čia yra? Laiptus pardavėm va dar. Gana brangiai parduotas šitas, ar ne? Nu, tai va tiek. Čia šitų pardavėjų interviu šiandien jūs girdėjote, ar ne? Tai va, kam reikia parduoti namą, būtinai kreipkitės, parduosime, tikrai parduosime ir parduosime gerą kainą. Ir nepasakosim jum pasako, kad niekas neperka, kad štilius, kad krizė ir taip ir. Taip, yra ta krizė, ta vadinama pasiūla yra perteklinė, pasiūla yra 5 kartus, 7 kartus didesnė žiūrint kokiu objektu, negu kad paklausa. Bet prekyba vyksta, reikia tik tai atrasti tinkamą pirkėją, reikia daryti stiprų agresyvų marketingą ir pardavimai vyksta. Žiūrėkit, nedidelė komanda, 3 pardavimai iš eilės, 3 dienos, 3 pardavimai. Šiandien yra 6 dabar vakaro žiūri Lietuvoje, dar ne naktis. Gal bus ir 4 diena iš eilės jo pardavimo. Bet mums trūksta namų dabar, brangiai. Mums trūksta namų. Tai va, jums trūksta pirkėjų, mes pirkėjų duomenų bazėse turime 1000 namų pirkėjų. 1000. O jums trūksta pirkėjų, niekas net važiuoja pas mus žiūrėti. Va ir galvokit, kame problema. Kągi, ačiū. Jūs norite jungtis prie komandos, irgi Skype yra namų brokeriai, arba iMessengerį namų brokeriai. Tik būtinai parašykit, kad dėl darbo. Marketingo užsimti, tai kreipkitės, ar ne? O kam reikia parduoti namą, tai va čia kontaktuokite, ar ne? Kągi, viskas, užbaigėm šitą streamą ir iš karto jungiam, už minutės jungiamės jau į tai, kas bus su nekilnojamo turto kainomis, kas bus su namų kainomis, jos kils ar kris. Žiūriu, aš banerį tą, kai pakeičiu kitus, šitas dingsta. Tai va, uždeda mūsų kontaktus. Žodžiu, kas bus su nekilnojamo turto kainomis? Namų kainomis, su namų kainomis. Nekalbam apie viską. Kas bus su namų kainomis? Tokią diskusiją padarysim. Va, ką Darius statybininkas buvo, kaip iš statybinės pusės, kaip jis mato, reiškiasi, Vaidas su aukštuoju išsilavinimu, reiškia, kaip ten iš aukštai viskas atrodo. Aš kaip veterinaras iš medicininės pusės pažiūrėsiu, kaip turėtų būti. Aš kaip iš Miami atrodo. Jo, Monika kaip iš Miami, plus Monika su transportu yra dirbęs, tai kaip furistai turėtų namus pirkti ar ne. Žodžiu, mes apžvelgsime namų kainas ir tendencijas iš įvairių kampų. Tai reiškia tiek medicininių požiūrių, statybinių požiūrių, transporto ar iš aukštai kaip viskas atrodo.
žodžiu, manau, tikrai pasieksime visų žmonių protus ir su aukštuoju išsilavinimu, ir be aukštuoju išsilavinimu. Reiškia, turėtumėm tikrai iškomunikuoti bendrai, turėtumėm pasiekti visus, ta informacija turėtų pasiekti visus žmonės. Kągi, ačiū visiems, užbaigėm, kontaktuokit, kontaktai yra apačioje, kam reikia parduoti, kas norite dirbti kaip brokeriai, kontaktuokite ir mums jokios krizės nebaisios. Mes šitos pardavimus darom krizės metus. Krizės metu važiuojam, švenčiam, mes, nežinau, gal Vaidas sudarim ir aplaisto kartais sandorius, mes tai apvalgom sandorius, mes švenčiam restorane, ir vakarykštį sandorį irgi restorane atšventėm, toj parodysi nuotrauką. Kaip atšventėm vakarykštį sandorį. To ypatingai taip atšventėm. Žiūrėkit. Visa komanda vakar atšventėm sandorį, va matot? Ir šuniukas dar netgi prisijungė prie mūsų komandos. Čia ne mūsų šuo, draugai davė prižiūrėti, savaitgalį išvažiavo į turnyrą, tai mes dabar esam auklės to šuns. Kontaktuokit, kreipitės. Pagrinde, kodėl jums pavyks parduoti namą, kai mes dirbsim ir už aukščiausią kainą, tai yra požiūris. Požiūris, jeigu mes paimsim darbą, mes jį atliksim. Nesvarbu, ar daug žmonių turės dirbti, ar mažai, ar dieną, ar naktį dirbsim. Ar ne? Tarp kitko, Lietuvos laiku aš labai dažnai dirbu naktimis ir galvoju apie jūsų namus naktimis Lietuvos laiku. Nes Miami būna dar tik tai 6 vakaro, Lietuvoje būna 1 nakties. Tai va. O kas norės dirbti su nekilnojamo turtu, tai žiūrėkit, va kitas streamas su viena kandidatė, aš pakalbėjau valandą laiko. Valandą. Šiaip paaiškinau, kaip veikia nekilnojamas turtas ir pilnai persisuko žmogaus mąstymas per valandą laiko. Ne? Tai yra patirtis nekilnojamam turte ir yra žinių, kaip veikia žmogaus smegenis. Ir tas man labai praverčia nekilnojamam turte, bendraujant su klientais, nes aš matau, kai kurie klientai yra visiškai destabilizuoti emociškai. Vien jau tas, kad sandoris pats yra reikšmingas įvykis ir sukelia daug emocijų jiems. Man tai yra dar vienas pardavimas, bet aš puikiai suprantu jų emocijas, ar ne? Bet ir taip pastebėjau žmonės, čia gal Lietuvos valdžios ypatumai ar Lietuvos valdymo ypatumai, bet žmonės yra su ištampytais nervais. Labai stipriai kažkaip. Gal dėl to, kad Miami klimatas yra geresnis, mes čia kažkaip, ir dabar žiūriu per langą, saulutė šviečia, viskas gerai, kažkaip tai viskas tvarkoja, vandenynas, turistai tie guli čia išsirikiavę, žinai, paplūdimy tūkstančiai tų turistų, ar ne, tai viskas tvarkoja. Bet žmonės yra tikrai labai suirzę, gal tie gyvenimo tempai, gal valdžios politika vykdoma Lietuvoje, gal iš vis pasaulinė politika vykdoma prieš žmogų nukreipta. Man atrodo, daugam atrodo, kad dabartinė vykdoma politika yra prieš žmogų. Ar ne? Gal čia aš vienas toks taip jaučiuosi, tik tai, žinai. Bet ir tas, aišku, tie gyvenimo tempai, politika nukreipta prieš žmogų, tie apribojimai, diktatūriniai tie valdymo mechanizmai, tie žmonės labai alina, žmonės įsitempia, pastoviai, žinai, bijo, kad tas nenutiktų ar tas nenutiktų. Dėl to geras čia šūkis, vieną šūkį mes paskelbėm, tiksliau pamatėm tą ir lietuviškai paviešinom. Reiškiasi, angliškai skamba šitaip. Kaip Amerikoje sako, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Taip kažkas paėmė, nukalė naują frazę. Merry Crisis and Happy New Fear. Tai labai tiko, labai plito. Kodėl? Merry Christmas reiškiasi linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų, ar ne? Tai reiškiasi Merry Crisis, linksmų krizių ir laimingų naujų baimių. Linksmų krizių ir laimingų naujų baimių. Reiškiasi, pertvarkė tą šūkį, labai kažkas taikliai pataikė. Kodėl? Todėl, kad
Nu, šiais metais atrodo dar naujų krizių liktai jokių nenutiko, gal jau nutiko, gal mes negirdėjom. Bet tikrai galime tikėtis vėl kokių naujų krizių. Arba karo, arba pandemijos. Tikrai mes visi žinom, kad tai yra surežisuota, organizuota ir tikrai tai bus. Ar ne? Tai šiais metais turėsim naujų krizių, brangiai, ruoškitės. Naujų krizikių ir, aišku, laimingų naujų baimių. Tikrai baimė bus. Bus gąsdinama, ypač Delfis, ar kas ten tos tokios yra jūsų tos transliaciniai tie aparatai. Reiškiasi. Tai čia prie tų turbūt kainų streamą, į tą streamą pakalbėsim apie. Ja, galėsim apie kas bus kainos. Reiškiasi, pakalbėsim apie finansavimą, pakalbėsim apie bankų situaciją. Nu, taip kaip mes suprantam, sakykime, paprasti žmonės ir su aukštuoju ir nesu aukštuoju išsilavinimu ir su 30 metų patirtis nekilnojamam turte. Tai dabar atsijungiam ir jungitės, kaip aš sakiau, ten pavadinimas bus. Namų kainos Lietuvoje kils ar kris. Man atrodo, turėtume patraukti dėmesį. Viskas. Ate, prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą, prenumeruokite mūsų Facebook Namų brokeriai, sekite šitos streamus, kol kas dabar mes tai išeinam, kaip išeinam. O po to mes pasidarysime scenarijų, pasidarysim kokiom dienom išeinam į streamą, pasidarysim jum visą kaip panoramą, kaip ta vadinasi, ne panorama, o televizijos, kur laikraščiuose būna tie laikai, ar ne, kaip ten? Anonsas. Ne anonsas, o tas tvarkaraštis, kur būna, kada ką rodys. Programa. Tai va, kaip televizijos programa, taip mes čia paruošim mūsų streamo programą ir kalbėsime apie, ir kviesime ir klientus, kviesime specialistus, jau iš valstybės kviesim specialistus, kviesime kitus privačių kompanijų specialistus. Aišku, viską kalbinsime žmonės, kas susiję su namų pardavimais. Apie viską nekalbėsim, žinai, bet kad kuo daugiau pateikti informacijos apie namų pardavimus. Viskas, ačiū visiems, iki. Iki.